Žinai, tai, ką tu pasakė nuo laidoje apie tas žydiškas apeigas prakeikimo žmogaus ir stačiatikių apeigas, kaip prakeikti žmogų, mane labai stipriai užkabino. Tai yra technika ar nežinau, ar jau visa technologija, tarkim, jo, kad nužudyti priešininką. Čia taip su atominiu ginklu dabar. Tu supranti, kaip aš matau paralelį. Žmonija stovi dabar ties to momento, ar bus panaudotas branduolinis ginklas, kuris visiškai ir visiems laikams pakeis jėgų santykius ir situaciją pasaulyje. Bet dabar tam, kad panaudoti branduolinį ginklą, reikia dar galią, kuri išjungtų tą dalį žmonijos, kuri meldžiasi ir moka melstis. Tai reiškia, ta krikščioniška pusė. Aš nekalbu apie nominalius krikščionis, taip, kurie ten lanko bažnyčią ir jau nieko nedaro. Aš kalbu apie tą dalį nematomą bažnyčios, tą, kaip sakiau, dvasinį konstruktą Kristaus, kuris yra paslaptyje, jo skaičius nežinomas, lokacijų nežinoma, ką jie daro, nieks nežino, nes jie daro mažose grupėse ir slaptoje. Ta patį daro ir Kristaus prieš, įkvėpti Antikristo. Mažose grupėse kažkas sprendžia, tyliai ir daro dabar. Dabar krikščioniškos tos, ta Kristaus baignuotaka slaptoje esanti, kuri budi ir laukia jo grįžtant, jinai yra mokinama suprasti situaciją, kas su ja daroma, ką nori padaryti ir iškėlus klausimas, kodėl paskutiniam laike nuotaka arba krikščionybė arba šventieji, tarkim jo, bus prispausti ir pralaimės, arba pralaiminti pusė. Manau, kad reikalas tame, kad ta juodoji pusė, ta juodųjų mišių atstovai, tai vadinkim jo, jie įsigudrins, įsilavins, daryti ritualus, kurių būdu stengsis prakeikti Dievo žmonės. Kai mes žiūrim Jono apokalipsę, mes aiškiai matėm, ten yra žodžiai, kad bus leista nugalėti šventosius. Taip, apie tai kalbu. Visiems žinoma kalba, bet dažniausiai jinai kažkodėl suprantama, kad nugalėti šventosius, ta prasme, kad jie nukris nuo tikėjimo. Taip. Bet tada jie nešventieji. Taip. Nugalėti šventosius velnis gali tik vienu būdu, nužudant jo. Taip. Nes mirtis vis dar tas instrumentas, žinai, Va čia dabar einu. Žudimas, kokiu būdu gali būti vykdomas arba jau vykdomas žudimas. Kai tu pasakėjai aną kartą laidoj, kad jie taip darys, man paėmė juokas, aš prieštaravau tau, atsimeni. Tai ne taip paprasta, turi žmonių, kurie bus, taip, žinai, įsigudrinę tai daryti, įsilavinę daryti, tokį kiekį reiškia žmonių, nereikia jokio didelio kiekio. Reikia tiesiog žinančių reikalą ir turinčių nepaprastą neapykantą. Ne šiaip antipatiją ar nesimpatizuojančių šventiesiems, nekenčiančių šitaip, kad ta neapykanta yra kaip branduolinė reakcija prasidėjusi. Tik reikia nukreipti reikiamo kryptim tą reakciją prasidėjusi neapykantos ir jinai savo kelyje naikina viską. Ir jeigu dabar kaip čia tas dalykas padaryti, galimus padaryti, nes jeigu Kristaus nuotaka, esant slaptoje, jie nelabai žinomas kiekis ir lokacijų, kaip atrasti. Tai aš manau, kad vienaip ar kitaip šitą mišių juodų atstovą jie stebi pasisakymus krikščionių labai dėmesingai. Juk dabar žinoma, kad pagal žvalgybinius duomenis, kad Rusijos FSB įkūrė specialią grupuotę, kuri vadovauja Kirijenka, Putino padėjėjas, kur stebi kiekvieną tą įtakos darytoją, kaip jie vadinasi, influencerį, jo, įtakos darytoją, ką jis kalba, kada kalbėjo, apie ką kalbėjo, ir keli tūkstančiai žmonių analizuoja jo kalbą ir ieško spragų jo kalbėjime. Jeigu neranda spragų, ieško spragų jo gyvenime. Taip? Ir tada atakuoja. Ta grupuotė slaptąja, jie taip pat yra stebimi. Kieno jie stebimi? Tų, kurie aplink juos yra. Galbūt tokių pačių. Gal kitos krikščioniškos grupuotės. Jie stebi, ką kalba tie žmonės. Kas iš jų žodžių potencialūs yra galios nešiotojai.
krikščioniško pusėje. Ne plepėtojai, ne šnekoriai, ne klounai ir juokdariai, ne artistai, bet galios nešiotojai, kurie vaikšto su galia, jėga ir moka ją disponuotą galę. Ta prasme, gali išlaisvinti Dievo galę, sustabdyti reiškinius arba neleisti būti dalykams. Vat šitie jie domina, vat šitie žmonės domina, šitie žmonės jie bus taikomi. Jie bus ieškomi, kad juos sustabdyti arba nužudyti. Dabar, kodėl aš pasitaisau? Anąkart sakiau, kad čia viskas toliai, ne. Kada aš pažiūrėjau, pastebėjau, kokie dabar triukai daromi, fokusai įvairius, magija ten. Pasirodo, kad magija iš tikrųjų, magija ir magai, jie dirbo tuos metus, kada krikščionybė ten blembino gitaram, ir dainavo dainušką savo krikščionišką, puoselė krikščionišką estradą visam pasaulyje. Šitie juodoji magija, jinai lavinosi, triukose, aukų aukojimuose, lavinosi. Ir aš dabar galiu teikti, nes Dievas mane sustabdė. Ir pasakė, žiūrėk rimtai, ką kalbėjo tavo žmona, pažiūrėk rimtai. Aš ką sakau, jinai rimtai kalbėjo. Apie tai, kad šitos mišios gali būti atliekamos, pažiūrėk rimtai. Ir aš pradėjau rimtai žiūrėti. Ir aš tikrai tada prisiminiau, ką aš mačiau. Kad magijos aktai atliekami, jie matomi, žmonės tai šokiruoja, galios sugebėjimai žmonių tai daryti. Ir todėl aš galiu teikti šiandien, kad jau yra pakankama žmonių, kiekis suburtas ir valdomas, kažkieno tai valdomas, kurie gali atlikti tas juodasias mišias. Ne visiems krikščionim, ne nominalam, o tiem originalam, tie, kurie stovi jėgoje pirmose eilėse, kad sugriautų jų gyvenimus. Ko reikia, kad tai bus sugriauta? Grįžkime į Senąjį testamentą vadinamąjį, į istoriją, kuri vyksta po ištrimimo, po bausmės Adomui. Adomas ištrimimas ir mes jo negirdim Adomo, niekaip veikiant jo. Dievo gal šiek tiek girdėt, kad jis pasako, kad Dievas paėmė, Dievas davė kitą man sūnus. Mes matom du jo sūnus. Ir žinom tą labai populiarią istoriją. Vienas užda kitą, bet vieno dalyko galbūt praslysta mums, kame buvo konfliktas. Kur buvo pati pradžia konfliktų. Kodėl vienas buvo priimtas, kitas atmestas. Ar tie javai ten, ar tie daržovės netoks paimami kaip avinukai? Ne. Reikalas netame. Visa kova, intencija žmogus į vidų yra. Net pagal savo tiesiog prigimtį. Kada Dievas sukūrė Adomą, kaip sako mums raštas, jis sukūrė jį pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai daugmaž taip išversta. Ten yra du skirtingi žodžiai hebrajų kalboje. Tai tas paveikslas, tai Dievo dalis, jis sukūrė žmogų panašų į save ir Adomas buvo jo, kaip dabar pasakytum, klonas jo tame prasme. Bet tas panašumas, tas dumut, tai ką yra žmogaus darbas. Tapti panašaus į Dievą. Ir ta kūryba, pagrindinė kūryba žmogaus, tai save sukurti, save kurti panašų į Dievą. Ir šita dalis, kaip tik jinai, turbūt ir pasimatė Adomo sūnuse, kuris iš jų viduje buvo teisingai nukreiptas į tą savo dumut, kurti save panašų į Dievą, grąžinti save į tą statusą, kuriame kadaise buvo tėvas. Arba... Tu pasižiūrėk, kaip yra. Jie išmetami abudu, jie nematė rojaus, jie nematė to sodo nuostabaus, jie gimsta jau prakeiktoj žemėje, abudu ten gyvena. Ir vienas daro vieną darbą, kitas kitą darbą, mes nežinom jų nuostatų į tėvą, bet žinom nuostatą į Dievą. Jie abudu vis dar Dievo baimingi. Ir iš kažkur tai moka aukoti aukas Dievui. Čia įdomus dalykas. Mes nežinom iš kur instrukcijų kaip aukoti neliko, Adomui nepaliktos instrukcijos apie prakeikimą. Taip pat ir Ievai. Ieva liko pažadas, kad, nežiūrint to, Ieva, vienas iš tavo vaikų visgi tai padarys. Kada tie vaikai, kokie vaikai? Ieva galvoja, kad tai Kainas. Ieva galvoja, galbūt, kad tai Kainas, galbūt jos buvo numylimas berniukas, Dievas dovanojo jam sūnų. Ir dabar, momentas tas yra, kad jie abu kažkodėl tai visgi aukoja Dievui. Mes naują aukojimą Dievą negreit pamatysime. Po to šitas aukojimas sustoja. Vienas buvo nužudytas, kitas jau nebeaukoja. Statė miestus.
išryškė viskas pokalbė, kad staiga viešpas ateina jų buvimą ir kaina ne Abelį, bet Kainą. Jeigu dabar daryti mažą ekskursą į save, savo gyvenimą, aš anksčiau labai man patykdavo Bušido kautynės. Aš užaugau kariškių šeimoje, mano senelis visą gyvenimą tik darė, kad kariavo. Ir genetiškai ta programa man jie karo yra labai stipri. Man tie veiksmai yra labai artimi. Ir paskutiniu metu, gal kokie, nežinau, metai laiko, Dievas kategoriškai stabdo, jokių būdų nežiūrėk. Tu nežiūri to, bet gerai, bet tu ir šito nežiūrėk. Bet kaip nekeista, kovų reklama labai daug yra, būtent kovų. Kaip vyrai muša vyrus. Dabar vyrai muša vyrus tik po to, kai jų nekenčia. Ir čia, kada tu žiūri į tos mušančius vyrą, tu užsimė užsikrėtė tą lygą. Pykčio? Ką? Pykčio, nepykantos, susidorot su žmogumi. Ir kai tu prieina žmogus, tu daugmaž žinai. Jo? Aš kai sportavau ten daug metų, aš žinau panašiai, ką reikia padaryti. Kad ne tik jam būtų blogai, bet būtų labai blogai. Ir čia yra staiga matau tas pavojus, ta nepykanta, kuris slypi kiekvieno vyre. Jeigu pasakyt lietuvių tautą, tai lietuvių tauta yra užsigimę kareiviai. Tai nėra žemdirbių tauta. Ne, tai buvo kareivių tauta. Kryžiuočiai ėjo kariauti su jais ne todėl, kad jie neišpažino Kristaus. O tai, kad jie darė baisius antpolius ant krikščioniškų žemę. Ta katalikiškų žemė, pavadinkim taip, jo. Didžiulis, baisus antpolius. Kažkai lietuvių istorikai nelabai gilinasi ir nelabai kalba apie tai. Bet buvo milžiniški antpoliai, iš kurių metu buvo nešami didžiuliai turtai, žmonės, gyvuliai, varomi Lietuvos teritoriją. Į tiek, kad galų galiems nusibodo ir jie pradėjo galvoti, kas tai darys tai žmonėmis. Šitos kategorijos tautos, jo, kurie Lietuvos tauta, paimti kaip kokį visą tą nominalų didžiulį, nuo ten Nemuno, ten, nežinau, Neries, ten iki Kuršių marių ir Baltos jūros, gyvena nepaprastai karingos tautos, kurių vengia net vikingai. Tu pažiūrėsi, vikingų užkariavimo žemėlapį, tai jie nuveikė Londono, taip, jie nuveikė Kijevo, bet jie niekaip neatėjo į Lietuvą. Ir tas nepykanta guli mumis visus ir krikščionėse taip pat. Kaip tu pats sugebi sudaroti su tą, jeigu tu sugebi? Nekaip, mylimoji, tai yra pati silpniausia mano vieta, aš tau viešai pasakysiu. O kaip tai iš viso jungiasi su krikščionių dovanom ten ir visą kitą? Čia tavo tezė, kad meilė yra dovana. Čia man irgi taip pat nauja tezė tavo, kad tai meilė dovana ir aš labai tai galvoju. Aš supranti, man yra tokia nelaiminga programa sėdi viduje, kuri sako, susitvarkyk su juo. Todėl dvasinėje kovoje aš labai esu efektyvus. Bet žiūrėk, apaštalas Paulius mums labai aiškiai kalba, nors galbūt tai nelabai kažkaip išgirdama. Jo? Jis kalba, kad ateis laikas, kada kalbos nutils ir pažinimas išnyks. Vienintelį, kas liks, tai meilė. Tai laikas mūsų dangaus karalystėje. Ta prasme, kad visos tos dvasios dovanos, kalbėjimas kalbomis, Dievo pažinimas reikalingas tik kol mes čia žemėje. Jis bus absoliučiai nereikalingas dangaus karalystėje. Į dangaus karalystę mes eisim ir būsim pasvirti, aš manau, pagal meilės kiekį savyje. Nes tai vienintelį, kas liks ir vienintelį, kas bus ten reikalinga. Aš labai dažnai save analizuoju, aš tyriu. Supranti, mano būdas, mano charakteris, mano nuožmumas, tai yra tam tikra širma. Aš tai greitai pasakysiu. Už kurios tepiasi toks linksmas, geras vaikas, žinai. Bet jis apsirengęs tokiu nuožmiu vyru. Nuožmiu, piktų, agresyvių vyrų. Kai žmonės pažiūri mane, viena mano veido ten dreba, supranti, tai baisus tas mano veidas ir išraiška. Kada manęs klausė, sūnus man klausė, tėvelio, kaip tu galvoji, jeigu būtų taip, Sūneli, aš sutinku su viskuo, jeigu man kažką darytų, mūsų namam kažką darytų, aš sutinku nukentėti, bet jeigu tau darytų, aš nenutilėčiau. Ir tada man baisu, aš bijau prastą amžinybę. Dėl savo to prakeikto nuožmumo. Supranti, sutvarkyti viską. Ir tame matau baisiausią savo silpną vietą, ties kuo aš dabar dirbsiu paskutiniu metu. Ir tą vidinį žmogų padaryti matomą, o išorinį sutramdyti. Jeigu aš toj sutramdžiau save, tai aš manau ir toj sutramdysiu.
Kur geras dalykas šito dalyko? Šitas mano tokia išorinė agresija, toks nuožmumas išorinis, daro labai man efektyvų dvasinį kovai. Krikščionybė mūsų šiandien tokia iškastruota, tokie kastratų chorai tokie yra. Jie suprato, kad vaidinti gerą, meiliai šnekėti, gražiai reiškis, reiškia to pakanka. Pakanka, kad būtų panašių į krikščionį. Iš tikrųjų, panašus į krikščionį jis yra, kaip sakytų, vidinių. Vidinių, bet ne išorinių. O vidinis žmogus, jis lemia, buvimas neapykantos jo jame, ar pykčio, arba neapykantos, kaip tu sakei, teisingai, lemia poziciją. Reiškia, kaip bus, kaip įvyks, supranti galutiniam taške. Kur buvo klaida Abelio ir Kaino? Ką Dievas Kainui sakė, kaip jam reikia elgtis? Sako, tu turi būti brolio sargas. Jeigu paimti brolio sargas, Naujajame testamente, jis kalba 100%. Reiškia, ta tikroji nuotaka Kristaus, slapta nuotaka, kuri laukia jo, jinai bus arba gali būti efektyvi, pajėgi ir produktyvi, taip, tik tai tuo, kad jie iš tikrųjų mylės vienas kitą ir saugos vienas kitą. Vakar sapnau tokį sapną. Buvo diskusija su vienu žmogumi, ir jis kažką pasakė tokio neteisingo. Aš supykau, nusakau ir palikau į vieną. Ir nuėjau savo, žinai. Ir palikau ten įkentėti, po tų žodžių. Ir aš atsibudau, Dievas man kalba, kodėl tai padarė? Kodėl palikai tą žmogų ten būti vieną? Sakau, jis mane nervavo tam sapne, kai išnekėjo, kaip jis elgėsi, juk aš turėjau misiją, turėjau tikslą, o jis norėjo atkalbėti man tikslą daryti. Ne todėl, o todėl, kad tu jo nemylėjai. Nepakankamai mylėjai. Suprantiškai? Ir va toj nepakankamai meiliai, ištvermingoj meiliai, aš matau pavojų Kristaus kūnui, tikrajam kūnui. Ir dėl ko jis gali būti žudymas? Mes nepakankamai saugosim vienas kitą, nepakankamai vertinsim vienas kitą, nepakankamai mylėsim vienas kitą, nepakankamai rūpinsim vienas kitą. Klausyk, Jėzus pasakė labai įdomiai ir aiškiai, kad kada jis ateis, ar jis ras tikėjimą. Kas reiškia, ar jis ras tikėjimą? Jo? Nes Jono Evangelijoje tiesiog pirmam skyriuje aiškiai kalba apie tai, kas yra tikėjimas, kas jis daro mumise. Jo? Tikėjimas duoda mums, jeigu išversti tiesiogiai iš graikų kalbos, kaip kalbama, jo, aš dabar neįimu vertimus, jis duoda mums valdžią tapti Dievo vaikais, būti Dievo vaikais. Tai pasakyti, kad jis ateis paskutiniu laikais ir ar ras tikėjimą, tai ar jis iš vis ras Dievo vaikų. Netikinti žmogus, kuris netiki Kristumi, supranti? O tu sakėjai apie meilį, nemeilį brolių. Ar iš vis bus tų brolių paskutiniais laikais? Vat kaip keli klausimus pas Jėzus. Tu supranti, iš tikrųjų jie bus, ką tai, čia neišvengiamai. Aš manau, taip net klausimą negalima, ar jie bus vaikai, supranti? Jie yra, jie nesunaikinami, tokia Dievo valia. Jis sako, kad turiu įsaką nepalikti nei vieno, nepleisti nei vieno. Supranti? Jis juos visus pasiims savo vaikus, jis jų nepaliks, jis juos saugo. Dabar kalba, tai čia Dievo pusė. Jis yra ištikimas. O jeigu pakartoti daktarą Itkolą, jis sakydavo, kad ištikimybė, tai pagrindinis charakterio norma, ant kurios vadinasi charakteris, ištikimybė. Tu gali būti talentingas, gabus, apdovanotas, turėti gerą atmintį, puikiai intelektą, bet neištikimas. Ir tu prasti viską. Galų gale ir tarnavimą, ir gyvenimą. Aiškiai, ištikimybė. Dabar Dievas yra ištikimas. Ačiū Dievui. Supranti, tu tą prasme dėl jo gali būti tikra. Dabar eina, kaip tu sakei, tik tai apie tą sinergiją vidinę, supranti. Kaip Kristaus kūnas atpažins vienas kitą. Juk kokiu būdu mes atpažinsime vienas kitą? Iš to, kad mylim vienas kitą, taip, atpažinsime vienas kitą. Ir iš meilės. Ta meilė turi būti mums akivaizdi. Kaip dabar tai turi būti akivaizdi, aš nežinau. Tu supranti, kaip atpažinti man to žmonės, nežinau. Ar to reikia, nežinau. O gal to nereikia. Gal mes turime likti paslaptyje. Nes ne visi daro laidas tokias, kai mes darom, kur mes apsinuogiam ir visi mato, kas viską mes kalbam, diskutuoja, ginkluojasi prieš mus dėl to, ką mes kalbame. Jo? O tai kiti to dalykų nedaro, lieka paslaptyje, gal ir gerai, kad tai lieka paslaptyje. Bet kažkas turi kalbėdami, bet žino, kada mes kalbame viešai taip, mes iškeliam, atsistojam apkasuose visą galvą. Ir mes tampam matomi, mes tampam oficialūs taikiniai snaiperiams. Oficialūs taikiniai, nes labai svarbu tampa nuo tos minutės sunaikinti mus kalbančias galvas.
daugelis mūsiškių, jie kalba apie tai, kad batonas turi 2 galus. Nu, ten ta charizma matematika. Nu, rašto 15, rašto 15. Jonas 16, ten ir 15, ir 16, ir 15, ir jie sukasi. Tas farizėjiškas raubas atėjo taip stipriai protestantizmą, kad jis tik tai Rusijai. Tik to tai daro. Jie lenktyniauja, kas daugiau mintinai žino rašto vietų. Kartuoti rašto vietas, kur visi žino. Ir nu ir kas, nuplaukė važiavo, nu ir kas, ką tu nori to pasakyti. Nu, neturi ką pasakyti, nu tai nekalbėk. Ir bus taikoma į tuos, kurie jie kalba, jie dairosi ir kalba tai, ką mato iš tikrųjų. Iš tada, kada mes tam taikiniais tampam. Kad nematytų ir kad nekalbėtų. Kad negirdėtų ir nekalbėtų. Tai aš manau, kad Dievas pasirinka mus ne pagal sugebėjimus atkurti save, sutvarkyti save, bet laisva valia. Nes jis matė mano pabaigą ir matė mano pradžią. Ir pagal pabaigą jis sako, gerai, aš paimsiu šitą vyrą, jis neblogai pabaigė. Dabar toliau Dievo darbas stebėti mane ir tvarkyti mane, saugoti mane, rūpintis manimi, įkvėpti mane, pasakyti man kažką. Tai manogi darbas ne perkurti save, bet girdėti Dievo balsą ir stebėti jo instrukcijas. Jis kažką laivą, kuris plaukia audringo labai jūroje ir baisiam rūke. Ir vienintelis dalykas, kas yra, tai tam tikras tavo aparatūra, kuri turi tuo metu gerai jausti, girdėti, ir tu girdėti balsą, kuris sako, biškai kairiau, biškai dešiniau. Stop, kairiau, dešiniau. Mes ateinam į tokio štormo laiką, tokio tobulo štormo laiką, kuris pasireikš net neaišku kaip. Nuo ko mes labiau kentėsim? Ar nuo karo Ukrainoje, ar nuo magnetinių laukų saulės energijos išmetimų į mus? Nuo vieno mes labai kenčiam, kad ten žudo žmonės, iki vieno, kad tu girdi, ką jie vėl į kokį vaikų darželį sudaužė, į tau skauda širdį, tu negali ramiai galvoti, nevalgyti. Bet čia pat yra saulės magnetiniai įsilaukimo laukai, kurie parža tavo kūną. Toliau dar yra žmonės, kurie nekenčia tavęs, medituoja tą neapykantą ir ieško savo panašių bendrų, kad įstot prieš tai kaip oficialų taikinį šėtono, į kurią nori nukreipti tavo jį. Vieną dieną tu sėdi ant meilės rankas ir tu nežinai, ar čia nuo to, kad Ukrainoje blogai kariauja, karas vyksta. Ir jie suformulavo galų gale akademikai, rusų mokslininkai, kad reikia mesti atominį ginklą oficialiai. Ukrainos pareiškė. Ar nuo saulės magnetinių laukų, kurie ten aukščiausią amplitudį savo trenkia tau. Ar nuo vitaminozės. Ar nuo to, kad susirinkę pseudo broliai, jie nutarė padaryti taikinių ir paleido vesterles, ir tau ir labai blogai. Neapykanta tai ta forma, kuri žudo. Neapykanta ta forma mąstymo būdo, kuria žmoguje, kuri žudo. Tai tas dviešmenis kalvijas, tik šėtono rankose, kuri žudo tiek patį nešiotoją neapykantos, tiek objektai, kurie nori šauti. Niekas negali mums pakemti, Katarina, kurie nepakankamai mūsų nekenčia. Jie turi pakankamai priežasčių turėtų mūsų nekęsti. Ir kada surinka tą pakankamumą neapykantos, jie gali įsakyti mūsų žodžius tam tikrų būdų, nutaikė į mus, ir gali tai trenkti. Jeigu nustatė, kad mūsų santykiai ir kalbėjime svariau mane nulauš negu tave, jie lauš mane. Kai pagaus, kad aš einu paskui tave, jie ieškos tave nužudyti. Dabar mūsų gynyba yra žinojimas tvarkos ir būdų, kaip dvasinis karas daromas. Atpažinti strėlės šėtono, kurios leidžia tave su napalmu. Tai tos napalmo strėlės, kuris lekia į tave ir tu atpažįsti. Ir aš manau, kad tu gerai atpažįsti. Daug kartų, kai man buvo blogai, aš sakau, Katarina, man čia tas blogai, sako, čia ataka. Dantėlį, meldžiamės, čia ataka. Ir aš tikrųjų bandžiau, gal iškerti vaistų nuo galvos skausmo reikia. Tu sakai, ne, čia tau nepadės, čia ataka, kovojam, meldžiamės, kovojam. Dantėlį kovok, tu man taip sakai, kovok. Aš pastebėjau, kada tu kovoji už mane yra viena, tu pristabdai šaudimą, bet pasipriešinti aš turiu. Kol aš gyvas ir mane šaudo, aš turiu priimti iššūkį ir atsakyti tą iššūkį atgal.
apsukti tą jėgą, kuri eina į mane ir pasiųsti atgal, kaip vagim ir plėšikam. Ta pačia jų jėga. Tai yra fantastiškas įveiksmas darosi. Mes išduodam truputį paslapčių. Ne, tegu žmonės mokosi, tegu praktikuojasi, žinai. Nes krikščionybė tai nėra plėpėjimas, nėra šnekėjimas. Tai, žinai, aš vieną kartą jau per miestą su žmogum, kuris laikėsi evangelistų. Ir ten buvo tokia mūgė didelė, supranti. Ir tas žmogus, reiškia, norėdamas pademonstruoti, koks evangelistas, pradėjo bėgioti nuo kiosko prie kiosko, šnekėdamas kažką apie Dievą. Bet taip šnekėjo apie Dievą, kad aš nubėgau nuo jo, kiek galima toliau, kad nepagalvot kažką tokio bendro su jo. Tai klaunas, tai žmogus klaunas, kuris tyčiasi iš Dievo žodžio, tyčiasi iš Evangelijos ir tyčia jos skelbimo. Po tokio skelbėjo žodžių, kas be prieitų prie tokių žmonių, jis jau neklausys rimtai. Tai vat, smatiškai, toks žmogus, jis gali laikyti save, ko nori. Bet kam jis tarnauja, yra aišku. Man viena mintis, tu supranti, šventieji pralaimės. Iš vienos pusės žinau, kad Dievas savo darbą padarys, daro ir padarys. Tai neišvengiama pergalė. Tai mes pasmirti laimėti esame. Jeigu įsaugosim save, jeigu rūpinsime savimi. Dievas tai yra harmonija, tobula harmonija, taip? Ir kada mes atsiverim Dievui, harmonijos principai ateina į mus. Dievas pradeda tvarkyti mus, harmonizuoti mūsų vidų. Nekurie dalykai lengviau pasiduoda, nekurie sunkiau pasiduoda. Nekurios dalykus mes nelaikome, kad tai yra blogai. Ir čia yra pavojus, žinai. Nekurios savybės mes galvojame, čia nėra tokia bloga savybė. Nors iš tikrųjų pyktis tai yra pati baisiausia savybė mumise, kuri baisiausiai mums kenkia. Jeigu ta harmonizacija, gražumas, gėris, tas kaip solfedis, toks mat kaip kažkokia ritmika šventa. Tai turi būti mumise visą laiką, mes turime tai pasinardinti. Aš manau, kad stebėti meno kūrinius tai beprasmiška, tai nepadės. Klausyti muziką ne viskas harmonizuojamas, toli gražu. Jeigu menininkas nebuvo harmonija su Dievu, visas jo yra, tai yra jo kūryba, tai įskyros yra. Įskyros tokia, žinai, kaip blogas šlapimo analizas. Ir daugelis meno kūrinių geriau nežiūrėti, nematyti, neanalizuoti. Daugelis muzikinių kūrinių geriau negirdėti ir neanalizuoti ir net nebūti arti, kai jie yra atliekami. Jo. Aš jau nekalbu apie juodą metalą ar AC/DC, žinai. Aš kalbu apie kokius kompozitorius, netgi toksai Chopinas, kuris man tai patiko labai, jis yra toks pilnas tokių nuodėmingų sentimentų, tokios saldžios slaptos meilės, patologiškos, kad jeigu jį daug klausyti, bala žino, kas šaus tavo galvoje. Yra labai nedidelė grupė žmonių, tokių klasikinių, tokių harmonistų, tokių, supranti, kurie harmonizuoja, tokie iš gilios meilės Dievui. Aišku, tai mano mylimas Bachas yra tarkim. Prisilietimas Dievui visuomet mus nuramina, paguodžia. Ką ramina tos neramius dalykus, tos lizdus, tokias irkšvas, nepykams ir pykčiai. Toliau pyktis, jis toks nevaldomas pyktis. Sako, jeigu nuodėmė stovi prie durų, tavo durys, sakė, tada pirminiam variantą dar kainui. Tai tu valdyk, kontroliuok, reiškia, tai sukontroliuojamas pyktis. Tas dalykas gali mus iššauti, paversti iš Dievo įrankį šėtono įrankius. Ar vienas gali mus pasinaudoti. Aš manyčiau, kad šitam atlaike mums, kaip sakiau, labai svarbu turėti šalia žmonių, artimų žmonių, kuriuos tu mylėtum ir būtum jiems gailestingas. Kad gailestingas būtum, nes tu matai mano klaidas, aš matau tavo klaidas. Ir būtum gailestinga man, o aš būčiau gailestingas tau. Mums labai turėti mūsų vaikus, kurie būtų išmokinti melstis ir taip pat būti jiems gailestingi. Kad tas griežtumas neperžengtų ribų, kad juos ne per daug išgąsdinti. Mes turime įspėti savo vaikus dėl nuodėmės ir kalties, bet ne per daug, kad netaptų baugštus. Mumise meilės veikiančios kaip paguoda šventą dvasia turi būti pakankamai daug, kad mus ugdyti. Paskutinis dalykas, ką aš dar noriu pasakyti, kaip dėmesį mūsų, kad tas dirbtinis intelektas, jis praktiškai atlieka šventosios dvasios darbą. Tavarsime, pasaulis surado mechanizmą galų gale, kur nori pasakyti, štai jums geriausias draugas. Dirbtinis intelektas. Atsakys tavo klausimus,
paaiškins tau viską, nuo bilietų pirkimo iki ten gyvenimo būdo. Ir tuo tarpu, kai šventoji dvasia atėjo tam ir jau senai, kad mums taip tarnauti. Kaip žmonės galvoja, kad šventoji dvasia tai rašto žinovas, tai ne. Jis išmokinsiu visko, nemintinai Bibliją, kas yra gerai ir nieko taip, bet visko, atsakys į visus tavo klausimus. Šventoji dvasia tai asmuo, kurio gali paklausti visko, nuo iki kas tau rūpi. Visko. Ir jis tau pasakys ne informaciją, ne gyvas, tai kaip intelektas jo, bet gyvą žodį. Jis tau parodys esmę to, kas tau rūpi. Net kam tu piktas, bet kodėl tu piktas. Ir net ne kodėl tu piktas, bet ką daryti, iš kur tai atėjo, kas to daryti. Kaip gesinti tave pykti. Tai reiškia, šventoji dvasia, kaip niekad šiandien aš matau reikalinga. Ir matai, kaip yra, kad, kaip kažkas vėlgi pasakė, tas, kuris klauso nešvarių dalykų, niekuomet negalės švariai kalbančią Dievą. Jis prarado klausą. Jis prarado muzikinę klausą. Suprantate? Kaip sako, dramblys užlipa nuo ausies. Atbukino savo klausą. Reiškia, mums reikia šiuo metu, aš galvoju, kaip niekuomet stipriai lavinti savo klausą gerais garsais. Stengtis negirdėti, nedalyvauti pokalbėse žmonių, kur kalba necenzūriškai. Jokių būdų neleisti atsikartoti savo viduje tiem žodžiams. Nes jie turi tokį fenomenalų sugebėjimą atsikartoti tavyje, kaip aidas. To viduje, žinai. Ir to reikia daug pastangų, kol sustabdyti tą įdėjimą. Negirdėtų blogų žodžių, blogos muzikos, blogų garsų, nebūtų aplinkoj, kur tai klauso, namuose galų gale vesti tokią, nežinau, šventąją diktatūrą. Kad nebūtų garsiai arba tyliai niekaip klausomi bloga muzika, neskoningi dalykai, popsas įvairiaus, kas yra šlykštus savo prigimtyje. Tie atsikartojimai populiarūs, jie yra vulgarūs ir amoralūs, daugumoje yra visi, reikia saugotis nuo to popso. Netgi mano mylimas hauso muzika, kurią anksčiau taip mėgo, ar ten relax muzika. Ta relaksacinė muzika, jinai tuščia yra savyje. Ten nėra jokios prasmės, ten vakumas. Tai yra niekas, tai nihelio. Tai yra niekas. Mums nelaikas dabar įsileisti niekai savo širdį. Mums dabar laikas įleisti prasmes į mūsų vidų. Prasmės, didžias prasmės, gyvenimo prasmės reikalai. Kodėl Franklis kalbėjo apie prasmė iš savo gyvenimą. Prasmė įprasmina mūsų gyvenimą. Prasmė suteikia jėgų gyventi. Mums reikia įsikabinti prasmes gyventi toliau, kad tuštybė mūsų neviešpatautų. Kokios gyvenimo prasmės? Mes turime atrasti prasmes, kiekvienas individualiai. Nes prasmės suvokimas, skambėjimas mano širdėje taip, kaip tau galėtų užti kitaip. Suprantiškai, mes esame individualai, mes individai, mes sukurti autentiškai, tu skiriasi nuo manęs. Mano vertybės, mano būdo charakteris gali ne tik tau, o tavo man. Kiekvienas mes esame indas, įrankis ir turim tarnauti specifiškai, kaip Dievas jau sukūrė, tiem dalykam. Netgi mano karingumas, tas išorinis jo, o vienas vidinis švelnumas, tai kokia tai pusiausvėra turi būti atrasta, supranti? Pusiausvėra. Baimės, priešai mūsų didžiulis baimės, mes turim nugalėti baimės. Tikėjimu. Jeigu tavo baimė yra, nugalėk ją, kovok tą baimę. Ieškok būdų, iš kur ko tu bijai. Iš ko būtai nugalėti. Mes turim būti visiškai iki mirties. Ta prasme, mirtis paskutinis baimės taškas. Kada tu bijai mirties, atrask, kuriam taške mirtis tave tikoja, kai ją tu bijai. Supranti, kur tu bijai, kuriam taške. Fizinės mirties čia, ar amžinos mirties ten, reikia išspręsti klausimą. Daug klausimų. Aš ką matau, kad laikas trumpėja. Ir jis trumpėja katastrofiškai. Aš kai klausiau Dievas, Dieve, kaip jaučiau lagaminus, man sudėti ar dar ne? Jis sakai, ne, jokių lagaminų, sanau, jokių lagaminų, kelias dar bus ilgas, čia nesprintas. Bėgti reiks ilgai, aš nesakau, kad aš bėgsiu ilgai, bet kad kelias dar bus ilgas. Čia nebus poryt viskas, dar bus kelio, pasiruošk ilgam keliui tu ir aplinkinius ruoš žmonės ilgam keliui. Tu būsi ar nebūsi, bet jie turi žinot, dar bus ilgas kelias kančios ir ašarų, kuriam reiks įstovėti. Punktą, kurį paimi šeimoje ar namuose, saugok, jis yra geras. Jis teisingas, jis tvarkoj. Šitą harmoniją jūsų namuose, kurioje dabar, jinai teisinga, jinai pagal mano valią. Taip jos laikykis, nepaleis, netrauk nuo harmonijos. Leis harmonizuoti harmoniją tave patį. Leis, kad aplinkinė harmonija tave harmonizuoti taip pat.
Iš to tau bus gerai, kaip sąveikauja tave aplinka su tavimi. Tavo išorė turi sąveikauti su tavo vidumi. Ir vidus turi sąveikauti savo išorė. Viens kitam sąveikauti keisdami. Tu iš vidaus keiti aplinką, iš išorės aplinka keičia tave ir tai yra gerai. Neturi būti prieštaravimo tarp to vidinio ir išorinio gyvenimo.